Sveiki. Šitas video bus labiau techninis toks, tai manau, kad jis bus labiau man skirtas tam, kad kažkada, kai prie to teks grįžti, po 2 mėnesių ar 3 mėnesių, kai vėl reiks kažką tai tokio nusistatinėti ir kalibruoti, bus aiškiau, ką reikia spausti ir kur. Bet gal kam nors irgi bus įdomu. Tai šiuo atveju darysiu ką? Bandysiu įvairius nustatymus ant kalibravimo bloko ir žiūrėsiu, su kokiu nustatymu geriausiai rodo, mažiausiai yra paklaida. Nes aparate yra toks nustatymas kaip Rectify, tai yra ištaisimas. Ir yra rekomenduojami nustatymai, tai yra arba RF, arba neigiamas, dar yra Positive, Full, tai 4 iš viso nustatymai, tiesiog pereisiu per laiptukus kalibravimo bloko ir susirašysiu skaičius, ką rodo, ir tada bus aiškiau, kurį dalyką naudoti. Standartiškai dirbant. Dirbam su normal, nedažytų paviršium. Gerai. Tai va, turim probą, lygiai tas pats. Ir visi dabar dar tik tai pasikeičiam spalvą, nes turbūt balta matysis geriau. Color keičiam į 2, tada brightness pasidarom 10, mūsų measuring yra 62, tai mus tenkina, nes mūsų blokas maksimaliai yra 68. Gerai, va, tai dabar mūsų blokas, aš čia užsirašysiu, kad matytųsi, susideda iš 3 laiptelių. 3, 12, 24, 12, 24, 30, 38, 42, 48. Jau man nebedaug pamatau, va. Nu ir tiek to. 3 nepildysim dėl to, kad neteisingai rodo. Ieškosim būdo, kaip atrodo tušinukas pasibaigė. Kaip padaryti kitokiu būdu, išmatuoti plonus storius, dėl to, kad su šitų probu atrodo, kad aš negaliu išmatuoti. Gal ieškosiu būdo, kodėl. Ir priežasčių kodėl. Tai dabar turim rekomenduojamas nustatymas yra Rectify RF, dar vienas yra Negative, dar vienas tada yra Positive ir vienas yra Full. Taigi, gerai būtų visko neišjungti, kad nereikėtų karpyti video per daug. Štai mes čia turim bloką, kalibravimo bloką. Pasiimam, pasitepam ant visų laiptukų po truputį, nes reikės dirbti gal šiek tiek greičiau. Ir reikėtų gal neišsitepti tepalais. Dabar, ką esu nustatęs, tai yra viena iš dalykų, va, gerai, šitaip uždedam ir pasižiūrim. Va, šitaip rodo trejetą, storis 3 ir mes neturim pirmo atspindžio, antro atspindžio, trečio atspindžio, nes jie didėja. Va čia, už tai yra problema išmatuoti ir rodo 6. Dabar toliau, ką mes čia turim, decibelai 42,
Measuring mode standartinis. Va čia standartinis jis greičiau nuima skaičių. Dėl to, kad standartinį, kaip pažymėjau, pakėliau, iš karto dingo, vėl padėjau atgal. Vėl pakėliau, iš karto dingo ir kitas būdas yra su max, bet dabar kai pakėliau, jis išlaiko šitą daiktą 4 sekundės ir tada dingsta. Tai jeigu reikia, pavyzdžiui, vamzdyną matuoti, galima dėti op, op, op ir jisai tada nenumeta reikšmės. Jis ją išlaiko tam tikrą laiką, kol tu nepakeli 4 sekundžių ir nepalaikai. Tai aš perdėliojau žingsniukus ir jisai vis dar laiko tą patį. Dabar aš pakelsiu ir po kokių 4 sekundžių jisai ištrina tą reikšmę. Tai mums nereikia, nes užstringam dirbdami biškį. Standartinis yra nustatymas, opa, ir jis rodo mums 12. Ne 12, šitą aš ir norėsiu užsirašyti, kiek jis rodo. Toliau einam, kokiu mums reikia nustatymų pasikeisti. Taip. Kur mes turim rectify? Čia mes turim RF, po to mes turim positive, po to negative ir po to full. Ir RF į abi pusės vaizdas yra toks, tiek neigiamas, tiek teigiamas rodomas. Dabar toliau į viršų tik tai rodomas čia Tada negative irgi tik į viršų ir full irgi į viršų. Rekomenduojama dirbti arba su RF, arba su negatyviu pagal dokumentaciją. Rašo, kad stabiliausias ir kokybiškiausiai fiksuojamas signalas. Tai dabar ir pasižiūrėsim. Kitas dalykas, kodėl šitas dalykas iš karto pasigauna ties liniją ir sumažina. Negatyvų pasidarom. Dabar kurioje vietoje buvo nustatymas, kad jis automatiškai gaudytų. Yra turbūt čia. Op. Tik to. Kitas video bus, kaip visą šitą nustatyti, bet mes dabar turim tokią situaciją, kad kur mes beuždėsim, šitą spyglį pakelia į 80% ir geitą, kai pasidedi, mūsų geitas pirmasis dabar yra 79, tai mum tą viršūnėlę ir pagauna. Ir visą laiką, aš jeigu uždėsiu ant kito žingsnio, mum jisai ten turėtų ir pasigauti. Štai. Darau dabar greičiau, tam, kad tiesiog sužymėti skaičius ir paklaidas. Ant šito popieriaus rašysiu. Tai dabar pradedu, manau, kad nuo 3, tam, kad parodyt, kas yra blogai. 12 štai rodo gerai ir mes dabar einu tada į config ir pradedam nuo RF. Jisai štai viršūnėlė yra pačioj ir RF, kai aš prispaudžiu, rodo, vadinkim, lygiai 12. Tai yra tobulai. Galima užfiksuoti, tarkim, paklaida yra šiuo atveju 0. Dabar spaudžiam į dešinę, bus positive. Ką mums rodo positive? Dabar, kiek aš galiu pasiekti, vietoj 12 mes turim 11,12, kartais 11,72. Tai užsirašau, kad būtų paprasčiau 11,72. Spaudžiam toliau. Negative. Ką mums rodo, pakeliu, padedu atgal, negative ir noriu pagauti tą viršūnėlę. Pasižiūrim, 11,99. Ok. 11,99 ir dar mes turim full. Ką mes pakeliam, padedam, ką mums rodys.
Nu, rodė 99, rodo 71, 11. Rašau 71. Važiuojam toliau. Kitas žingsnis yra ant bloko. Va čia padedu. Nelabai puikiai matosi, bet tiek to. 24. Ir einam vėl iš naujo. RF. 24. Padedu, palaikau. Ką man nori? 24, 01 buvo. 24, 0, 01. Nu gerai, rašom 01 paklaida, tegu būna. Tada einam į pozityv. Va čia man nepatinka šitas dalykas, nes tas pozityv rodo pirmąjį spyglį aukščiausią, o man nereikia pirmo spyglio ir jis rodo pro šalį. Dėl kažkokio tai triukšmo lygio pridėjimo. Ir aš turiu vietoj 24, 23, 12. Manęs netenkina, nes paklaida yra 23, 12. Tokį rašau. Tai man negerai. Toliau einam į negatyv, o va čia yra spyglys per vidurį, va šitas va. Ir jis, man atrodo, rodys gerai. Pasižiūrim, va. Kilo, sumažėjo, prispaudžiu ir palaikau. Gal sumažins jį. Nes man reikia tą spyglį pasigauti. Aš nenoriu geito judinti aukštyn žemyn. Va. 24,01. Pakilo. Nu, 24. Vėl, bet gerai, 0,1 tegu būna. Ir full. Na, aš jau matau, koks rezultatas bus, bet gerai, tada dar einam į full. Čia full yra spyglys antras didesnis. Nu, okei, va jeigu šitaip yra 24, biškis sumažė, 24, 0,1, 0,1, tvarkoj. Full, 0,1. Einam ant kito žingsnio. 30. Uždedu. Dabar yra full. Nu, jį reikėtų numažinti arba padidinti. Va. Ką man su juo daryti? Jis turėtų pats kažką taip. Nu. Ir vis tiek yra 29, 15, nes jis pirmą spyglį kartais pasigauna. Va. Tarp pirmo ir antro yra maždaug milimetras. Va. 29, 15. Jeigu antrą pasigauna, tai būna normaliai. Vis tiek man problema kažkokia. 29, 15. Čia yra full. Žiūrėsim, ar kas nors geriau. Toliau, RF. Nu, matau, kad vienas spyglys va aukštas. Ir kai aš jį pasigaunu, 30,04. Va, nėra dviejų spyglių. RF 30,04. Tai 0,4. Paklaida. Toliau. Pozityv. Pirmas spyglys. Ir vėl, man atrodo, rodys va pro šalį, nes pirmas spyglys yra aukštas. 29, 15. Toliau. Liko negatyv. Va. O čia man patinka. Per vidurį spygliukas yra. Ir už tai yra 30,02. 30,03. Tai 0,3 tegu būna, arba 0,2. Ne, aktualu. Toliau einu 38. Uždedu va. Ir iš karto, tarkim, gerai. Čia yra negatyv sustojama. Nu va. 0,2 paklaida. Nes 36. Ne. 36 ar 38? 36. Ok. 36 čia yra. 36. Uždedam. Išmatuojam. Nu, kur tas spyglys yra? Turis nusileisti, tai turėtų žemyn nuleisti. Man reikia vieno spyglio. Nu va, op, lipk. Nu, tu užsispyręs. Tai per daug, tai per mažai. 0,3. Čia pasislenkam. Kas toliau? Full. Tai čia buvo koks?
Negative, ne ten užrašiau. Toliau yra full. 2 spygliai. Ir dabar vis tiek va man gaudo arba 350. Nu va, ir tu darai, ką tu nori. Nu gerai, 350. Full. Man netinka toksai dalykas. Nu, toliau. RF. RF apačioj va šitą spyglį gaudo. Ir kai jį man pagaus, va, 0,3. Ok, tas pats. Nes RF iš apačios ir negative irgi šit RF rodo atspindį vat, į dvi pusės, o negative rodo tik šitą dalį apvertę į viršų. Tai yra tas pats, tik tai, nu, kažkodėl rekomenduoja RF arba negative. Nu, jis reiškia yra va, pagal skaičius tas pats dalykas. Ok, ir toliau einam positive. Priekyje spyglys aukščiausias ir 305, 11. Nu, ne 306. Gerai, 42. Čia pasislenkam, kad matytųsi paskutiniai 2 žingsniai. Dabar pozityv darom. Va, pirmas 41,08. O 42 žingsnis. Netinka. Toliau negative. Va, 0,2 paklaida. 0,3. Tegul būna 0,3. Va. Tada toliau full. Vėl 2 spygliai yra ir jis gaudo pirmąjį, nes jis kažkodėl yra aukštesnis. 41,09. Ir toliau bus RF. Tai neigiamas apačioj. Jeigu aš pasigausiu tą spyglį, 0,2. Gerai. Paskutinis žingsnis. Nol 9 paklaida. Ok, 0,9. RF 0,9. Tada gal kitaip uždėsiu, kitaip bus, bet man neaktualu. Toliau. Positive. Ką rodo? Nu va. Nu vietoj kem 8, kem 7. Nol 5. Nu, vis tiek milimetrų pro šalį. Toliau. Negative. Nu va. 10 paklaida. Ok, 0,1. 0,10. Ir lieka kas? Full. Vėl tas pats. 2 spygliai ir man gaudo dažniau pirmąjį negu antrąjį. 47. 0,2. Tai va. Tai va toks bandymas. Ir dabar, ką mes padarysim, tai pasiskaičiuosim. Skaičiuosim ir man yra aišku, kaip ir parašyta knygoje, kad mums reikia nustatinėti. Tai netelpa. Va, tai yra mums yra arba RF su mažiausia paklaida per visus žingsnius, arba negative. Tada bus vienas tik tai spyglys ir vėlgi yra 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,10 paskutinėme paklaida. O čia eina jau milimetras pro šalį. Tai šitas daiktas jo nereikia naudoti, nes jis yra šiuo atveju mums nenaudingas. Jeigu vaizdas paprastesnis patinka, reikia uždėti va taip, va, kaip čia yra negative. Va. Šitaip. Ir tada pasidėti va. Ir būna, kažkodėl būna su šitų nustatymų gražus va spyglys. Ir viskas veikia.
Aš čia pasakoju, nesimato video. Nu, nesvarbu, va šitoks vaizdas man labiausiai patinka, tai geriausias nustatymas yra negatyv. Kam reikalingas RF, reikia pasigilinti, ar yra prasmė matyti va šitą vaizdą. Ir ko skiriasi į viršų, į apačią ir panašiai. Ar man jo reikia, ar nereikia, aš kol kas negaliu pasakyti. Va, nes čia yra, tarkim, šitas yra 24 žingsnis. Tai kai spygliukas vienas lieka, rodo idealiai 24. Va. Turbūt kol kas tiek. Kai baigsiu visus kitus nustatymus ir padarysiu, čia jau naudojam ne rankiniu būdu stumdymą geitų, bet automatiškai grafikas pagal šitus nustatymus. Pagal šitus nustatymus pats grafikas, kai aš pradedu probą ant metalinio paviršiaus, šitas grafikas automatiškai susižemina iki 80%. Tada, kadangi geitą ten pasidėjau, jis beveik visada pasigauna viršūnėlę. Vienas, jeigu yra brūkšniukas, rodo štai 30. Kiek ir yra, aš dabar esu uždėjęs ant 30. Šį pakeliu, tada dedu ant 24, jisai opa, suvažiuoja ir iš karto rodo 24. Pakeliu, uždedu ant 12 ir rodo 12. Dabar kas bus? Bet man reikia pirmojo spyglio. Dabar kas būna, kai uždedu ant 3, vat būna šitas daiktas. Ir mano nuomonė, kadangi yra plonas metalas, va šitas turėtų būti kažkur čia 3, tada va šitą mes pasigavom, yra antras atspindys 6, tada va šitas yra trečias atspindys 12, tada šitą 9, tada šitas yra 12 ir jeigu aš noriu gauti 3, aš nuvažiuoju ir pasižiūriu į apačią, bet čia gali būti ir neteisingai. Už tai su plonu paviršių storių matavimu yra problema ir reiks ieškoti nustatymų ir įrangos, kad galima būtų tai padaryti. Bandom pasižiūrėti, ką mes rasim. Va čia va. Atvažiavę iki šito pirmojo spyglio, va čia, 2. Bet kokiu atveju yra neteisingai. Dabar pakylam į, va, čia yra 9, tai trečiasis yra. Šitas yra 6, šitas yra 9. Nu, yra kitaip sakant problema ir kaip išmatuoti 3 ir bus atskira tema. Kol kas tiek žinių šiam video. Čia buvo video man, jums to nereikia daryti. Dar vieną įrašysiu, kaip įsijungti nustatymus su automatinė paieška, kad ieškoti ir išsimatuoti atėjus į objektą, uždėti probą ir būtų žymiai paprasčiau su automatinė paieška. Va šitaip va uždėti, palaukti ir jis va taip turėtų pradėti rodyti 24. Štai. Štai va šitaip. Įrašysiu trumpesnį video, kaip tai atlikti, pasiėmus šitą aparatą iš lentynos. Kol kas sėkmės darbuose. Iki. Reikia dabar išjungti.